Laba dienelė. Žodžiu, pradedu naują vlogą. Pagalvojau, kodėl nefilmuoti vlogo, jeigu vis tiek čia dažysiuos, čia kažką vis tiek planuoju filmuoti, fotografuoti Burgos reklamą. Tai nežinau, kaip man čia gausis, nes vaikai rėkauja kitam kambarį, čia Nojus pastoviai pasileidęs muzikytį iš savo žaisliuko, tai tiesiog aš dabar išjungiau tą žaisliuką, tai tikiuosi, kad jis nepradės rėkti, nes atsibodo, man jau per nervus eina tas pats per tą patį valandą, 2, 3, jis visada prie ausies prisidėjęs ir klausos tos pačios muzikos. Tai žodžiu. Bandysiu dabar pasidažyti, pasiėmiau tą savo kosmetinę, kurioje yra bardakas ir labai daug visko. Reikėtų man čia viską persižiūrėti ir susitvarkyti, bet ne dabar. Nusipirkau naują makiažo pagrindą ir tą patį, kurį jau turėjau, tai čia dabar to senojo neturiu. Pasiėmiau šviesesnį atspalvį, nes visada taikydavau prie veido, bet pas mane yra kūnas šviesesnis, o veidas tamsesnis, nes tiesiog jisai labiau to raudonio turi ir panašiai. Tai anksčiau turėjau 1,5N, man atrodo, o dabar 1N. Čia aišku dabar nesimatys, nes nefokusuoja, tai čia yra True Match pudra su hialurono rūgštim, drėkinanti. Šitą man žiauriai patinka, tai dėl to aš nusipirkau antrą, nes tiesiog kiek bandau kažkokius naujus brandus, tai niekas man nepasiteisina ir kad ir kiek ten būnu gražių dalykų girdėjus internete, bet vis tiek man šitą gražiausiai atrodo. Kadangi pardaviau visas savo knygas, nebeturiu kur jūs pasidėti, esu pasidėjus ant stovo, ten, kur realiai reikėtų dėti kamerą, bet tas stovas yra labai didelis, tai dėl to aš nebegaliu pasidėti jūsų ant palangės, jūs stovit ant žemės priešais langą, tai dabar aš tiesiog veidrodį laikau rankoj, kad kažką matyčiau, nes jeigu dažyčiau žiūrėdama į kameros tą ekraniuką, tai jau įsivaizduoju, kaip čia viskas atrodytų. Nojus vis dar serga. Šiandien Rolandas išėjo jau į darbą, tai žodžiu atsikėlėme su Nojum. Apie gal 9 valandą? Ne. Apie 9:30 kažkur. Iš karto daviau jam vaistų, nes labai karštas buvo. Ir iki šiol nėra pas jį jokių simptomų, nei slogos, nei kosulio, nei ten, dar kas nors, visiškai nieko. Tai jeigu net ir dabar jis įstoja prie manęs, jeigu net ta 3-dienė karštinė jam, tai aš neįsivaizduoju, kas jam čia yra. Ką? Šitą, ten. Jau tu matais per veidrodį? Va, pasidažiau, dabar reikia truputį plaukus prasišukuoti, nes susigarbanojau ir palikau, kad pastovėtų biški. Nes praeitą kartą, kai buvau susigarbanojus, kažkaip jie turbūt iš karto sugarbanojau ir prašukavau su pirštais. Dėl to jie tokie biški pasipūtę buvo. Tai dabar leidau pastovėti. Va, viskas, baigiau ruoštis, bet dabar koks atėjo kitas dalykas, tai pietų metas. Tai dabar reikia pietus daryti. Tai, ką čia reikia pasidaryti valgyti? Nojau. Ar tu turi, Nojau, kokių minčių? Iš pradžių galvojau, kad tingiu, bet paskui pagalvojau, kaip nors ištversiu gal šitą maisto darimą. Žodžiu, darysim njokius. Turiu 2 pakelius. Nežinau dar, ką aš ten dar dėsiu, bet žodžiu, reikės miltų trupučio padažų sutirštinimui, tada gys sviesto, tai vėlgi čia bešamelio padažui. Grietinėlis, šiaip dėčiau tik grietinėlį, nedaryčiau bešamelio, nes tingiu, bet grietinėlis čia gan mažai yra, mažiau negu pusė. Parmigiano ir džiano, belio kokio kietojo sūrio, ten džiugo ar ten kokio lidlinio, čia yra iš Lidlo. Ir tada pienas vėlgi bešamelio padažui ir brokolį pamiršau. Aš darysiu savo su brokoliu, vaikai nemanau, kad valgys. Jeigu turėčiau pievagrybių, įsidėčiau dar pievagrybių, bet neturiu, turiu vištienus, tai gali būti, kad vištienus įsidėsiu. O vaikam darysiu tiesiog paprastai, nes
tiesiog tingiu šiandien ginčytis ir ten sakyti suvalgyk, bent vieną kąsnį paragauk, bla bla bla, tai darysiu jiems tiesiog paprastai. Ant kiek gerai ta atsarginė baterija, tai žiauriai gerai, nes, o Jėzus, kaip apšvietė mane, nes man atrodo, kad man reikia pasikeisti ir tą originalią bateriją, nes jinai, nežinau, ten jos baigėsi gal jau tas gyvenimas, labai greitai jinai išsikrauna. Aš atrodo pakraunu iki galo, bet, nu, žiauriai trumpai jinai tempia. Tai dabar paėmiau ir pasikeičiau bateriją. O jeigu būtų man išsikrovę ir neturėčiau atsarginės, tai čia ir pasibaigtų šitas šiandienos vlogas. Jaukai, parodyk, ką čia. Oi, atsargiai, meilė. Man, žinok, reikės Nojus telefoną verda puode. Man reikės dar puodo. Dar naudosiu saldžią maltą papriką ir bulvių prieskonius. Nežinau, ar naudosiu persiladą. Dabar galvoju, kad ne, bet gali būt, kad netyčia įkris į keptuvę. Ai, beje, kad jau dabar darom valgyti, tai praeitam vlogė ir užpraeitam vlogė pasakojau ir rodžiau kad buvo mes užsisakę 20 darbo dienų, nu, ten išskyrus mėnesį, išskyrus savaitgalius, buvom užsisakę tą maisto pristatymą į namus, kur pristato pagamintą maistą, ten pagal tai, kokį planą pasirinkė, nu, jų kainink. Gali būti pusryčiai pietus vakarienė, gali būti pusryčiai pietus vakarienė plus užkandžiai, tai priešpiečiai ir pavakariai. Mes pilnai turėjom 3 savaitės ir paskutinę savaitę aš sustabdžiau. Nes man tiesiog atsibodo gauti maistą, pamatyti ir galvot, nu blemba, fui. Ir vėl fui. Aš šiaip nelaikau savęs išrankę maistui, bet aš mėgstu skanų maistą. Jeigu man yra neskanu, man yra neskanu. Ir čia nesusijęs su tuo sveika ar nesveika, ar kad aš esu pripratus prie tam tikrų produktų, prie kitų nepripratus. Aš, tarkim, nemėgstu čia pudingo. Nemėgstu aš čia pudingo, man, nežinau, kaip buožgalvius kokius valgyti, man nufui. Šiaip nežinau, gal aš nesu dar ragavus kažkokio labai ten jau skanaus to čia pudingo, ar labai ten gerai paruošto. Bet tas, kuris ateidavo iš Food Balanso, iš to subalansuoto maisto, čia Nojus žaidžia su skardom, tos, kurios ateidavo iš Food Balanso, tie čia pudingai, kurie ateidavo, tai jie būdavo labai žiauriai kieti, tai per mažai skysčio dėta, ar tai ten jogurto, ar kažko, nu ten tiesiog galima būdavo langą išmušti su tuo čia pudingu. Vieni ateidavo geresni, kiti blogesni, bet, nu, skonis tai, ten aišku, būdavo ten kokios vaisių tyrės įdėta ir panašiai, nieko ten daugiau, bet, nežinau, tai išvada kokia. Gal ir faina buvo pasibandyti, nes jeigu aš būčiau nepabandžius, tai būčiau visada, kai tik pamatau reklamą, aš visada galvodavau, kad va, gal čia reikėtų pabandyti, įdomu, kaip čia būtų, ar būtų skanu, ar nebūtų skanu, ar būtų lengviau, ar nebūtų lengviau, kad buvo lengviau, tai 100%, nes nereikėjo valgyti daryti. Mes su Nojum labai dažnai pasidalindavom ir jeigu aš kažko nemėgstu, tai Nojus ten suvalgydavo išskyrus tos čia pudingus, nes fui. Net ir Nojus nevalgo, Nojus viską valgo, tai čia jau daug ką pasako. Žymiai buvo lengviau, nes nereikėjo daryti valgyti, arba nereikėjo tiek daug daryti valgyti, nes kažką pasidaryti vis tiek reikėdavo. Bet, nu tiesiog, buvo tokio maisto, kur tiesiog mes net nevalgėm, mes tiesiog metam iš karto lauk, nes tarkim, ten buvo toks dalykas kaip ryžių košė ar kažkas pusryčio. Ir tie ryžiai sudžiūvę, visiškai sudžiūvę ir tokie į gabalą sudžiūvę. Nu, žinot, kaip ryžiai būna išverdę, paliek ir jie taip į gabalą sustingsta. Tai čia nieko baisaus, bet jie buvo sudžiūvę. Tai atrodė, kad ne iš vakaro buvo virta, o prieš savaitę kokią. Šiaip maistas nebuvo, kad labai kartotųsi, kad patys patiekalai kartotųsi, bet, nu, ten, žinot, kaip būna. Kaip ir namie, kai darai. Gali būti 3 tie patys ingredientai ir iš jų 15 skirtingų patiekalų. Tai ten irgi. Ingredientai, galima sakyti, kartojasi, o patiekalai, nu, jau skirtingi patiekalai, nes kažkokios kitokios variacijos yra. Tai
mėsos, maltos mėsos, nežinau, ar ten jautiena, ar ten kiauliena, nes nėjo net atskirti, nes skonis buvo toks kaip iš konservų mėsa. Skonis kaip konservuotos mėsos. Tai nežinau. Man tiesiog toks skonis buvo. Ar jie deda ten konservuotą mėsą, tai aš nepasakysiu, neįsivaizduoju. Bet toks skonis tiesiog buvo. Ir žiauriai daug tų čia pudingų, labai daug kokteilių. Man atrodo, vieną mes dar turim namie, nes kokteiliai, nu, aš galiu juos gerti, bet irgi nėra mano mėgstamiausias dalykas, ten tie visokie, ir šiaip ten tie kokteiliai, tai, nu, daugumai pagrindinis ingredientas bananas ir tik jos skonis ir pasijaučia. Buvo kažkoks kokteilis su varškė, tai ten ta varškė nusėsdavo į apačią, nu, žiauriai keistai. Sakau, gal kažkas mane pavadintų išranke, kad man tenai nepatiko, bet aš prisimenu prieš užsisakant, prieš padarant tą užsakymą paklausiau tos, kuri reklamavo Instagrame būtent tą Food Balansą, ar skanu. Ir aš tada kažkaip iš karto užsisakiau, nes galvoju, nu blema, nu vis tiek pabandysiu, aišku, kad jinai nesakys, kad neskanu, nes jinai reklamuoja, jinai, kaip jinai ir pati sakė, jeigu man būtų neskanu, aš antrą kartą ten su jais nebendradarbiaučiau ir panašiai. Tai, nu, kiekvienos skonis skirtingas, bet aš galiu pasakyti, jeigu jūs mokat ir mėgstat gamint, tai jums ten nebus ypatingai skanu. Nes, kad maistas būtų subalansuotas, tai jis neturi būti kažkoks ligoninės maistas be skonio, prieskas maistas, kaip sakoma. Jis gali būti ir skanus, ir sveikas. Aš žinau, nes aš esu propagavus tą sveiką mitybą ir vegetarizmą, ir veganizmą, ir šiaip sveiką mitybą visavalgišką. Tai aš žinau, koks sveikas maistas gali būti skanus. Pavyzdžiui, tenai balta žuvis, vieną kartą per savaitę kažkaip būdavo balta žuvis, kitokio žuvies nebūdavo, tik balta. Ir, nu, nes jinai yra pigesnė, savaime suprantama. Tai ta žuvis, jinai žiauriai perkepta, visiškai sausa ir tiesiog burnoj voliojasi, tai irgi. Man ir šiaip balta žuvis nėra labai, kad būtų skani, nes aš tiesiog irgi nemoku jos paruošti. Bet jeigu jau užsiemi tokiu vat maisto pristatymą į namus, tai būk žmogus ir padaryk skaniai. Tai sakau, nežinau, aš antrą kartą tikrai neužsisakinėčiau, nebent bandyčiau kažkur iš kitur, bet kitur yra žymiai brangiau. Food Balance yra, dar galima sakyti, padorios kainos, su nuolaida, jeigu imi su nuolaida, nes tarkim koks City Rush'as ar 7-packas, jie yra brangesni. Jie yra brangesni ir dar už pristatymą ima pinigus. O Food Balance'as, kas gerai, Klaipėdoj ir dar kažkur jie pristato nemokamai. Tai šitas labai gerai, nes šiaip per mėnesį ten City Rush'as, man atrodo, kiek mačiau, 40 eurų į mėnesį pristatymas yra, tai vien už pristatymą jau žiauriai daug sumokė. Vaikam padariau tik su padažu, o savo ir Nojui valgysim iš vienos lėkštės, nes Nojus dabar, kadangi serga, tai nelabai valgus yra, tai nenoriu tiesiog dėti jam, kad jisai mėtytų ant žemės viską. Tai čia yra tasai bešamelio padažas, truputis grietinėlės, parmezano sūris ir brokoliai. Ir gniokiai, aišku, tai va. Tai vaikai sakė skanu, jiems tik su padažu yra, tai jiems aišku patinka, nes jiems bešamelio padažas patinka, grietinėlė patinka, viskas kas iš pieno, iš bulvių ir iš miltų. Dabar net biškai gailiuosi, kad dirbu ne iš namų, nes neturiu kur pasirodyti, neturiu kur pavaidinti su savo naujais dėkliukais, nebent jums arba Instagrame kokiam žodžiu internete. Tai va, tai dabar pasiėmiau visus šitus dalykus, užsidėjau akinius ant galvos ir nusinešiu viską į miegamąjį, pakrovėjus nusinešiu, nes reikia šitą visą medžiagą suredaguoti, o redaguosiu. Darysiu viską, kai Nojus užmigs. Tai dabar Nojų užmigdysiu, tada jis kol miegos pasidarysiu visus šitos dalykus, nes norėčiau jau rytoj įkelt. Ir dar vienas dalykas, kurį buvau minėjus, kad užsisakiau, bet taip ir neparodžiau, tai va šitas kortelių skaitytuvas, ar kaip čia pavadinti, žodžiu, kur įkiši SD kortelę, ar micro SD, ar SD, ar čia galima ir USB, ir į kompiuterį. Tai man žiauriai palengvino gyvenimą, aš naudojau jau kiek čia, porą kartų. Tai labai palengvino. Nes nebereikia ten iš SD kortelės, dėti į planšetę, iš planšetės į flešiuką persikelt viską, galiu iš karto tiesiai į kompiuterį. Nojus atsibudo, dabar su Luna ten dar lovoj vartosi, kažką ten žaidžia. O aš, kol įsimiegoju, dariau visai ne tai, ką planavau daryti. Planavau ten redaguoti tos burgos ten video, kuriuos ten padariau ir kažkokį ten filmuką sulipdyti ar kažką, nežinau, kas ten dar gausius iš tų klipų ir iš tų nuotraukų, kurias dariau. Bet dariau ne tai, o dariau
rytoj rašiau turinį klientų socialiniam tinklam, kad tiesiog nebereikėtų ten rytoj sėdėti, daryti, žodžiu, pasidariau viską, ką reikia, tai va dabar pasidarysiu kavos ir dar noriu kažką užkas, nes jau labai valgyti noriu, vaikam gal irgi kažką reikia duoti, nes dabar yra be 15:05. Tai žodžiu, kažkokią vakarienę bandysim susimeistraut, pasidarysiu kavos ir tada jau sėsiu tą burgosius visus dalykus daryti. O mes, žodžiu, šiandien žiūrėsim Euroviziją, man atrodo, kad ir jūs žiūrėsit, aš nežinau, ar man šiandien pavyks suredaguoti šitą video ir įkelt. Tai nežinau, ar įkelsiu prieš Eurovizijos finalą, ar po atrankos, ta prasme, finalą. Tai mes turim dar šitų dalykų porą. Rolandui dovanojau per Valentino dieną. Nu tiesiog, mes negeriantys esam, tai čia labai reta proga, kai pas mus būna kažkokio alkoholio namie. Tiksliau jisai yra, mes turim tekilos, turim likerio, dar kažko, čia vat spintelį, žodžiu, čia kažkur. Bet mes nelabai geriam kažkaip, mes ir vyno, man atrodo, šaldytuve turim. Tai va, bet šitas, žinoma, koronos alus skanus. Ne paskutinis kartas, kaip perku. Tai va, dar turim alaus, turim, man atrodo, čipsų, o gal jau ir nebeturim, bet turim ledų. Pirkau Ben & Jerry's ledų, nes buvo 50% nuolaida. Man jie nėra patys skaniausi, man patys skaniausi yra Magnumo ledai ir baltosios varnelės su popkornais, bet Rolandui patinka Ben & Jerry's ledai, tai nupirkau irgi Valentino dienos progą porą, nes, 5% nuolaida, nes jie šiaip brangiai kainuoja ten 10 eurų, tai man nesąmonė 10 eurų už indelį ledų mokėti. Bet dabar kaip 5%, tai gal ir normaliai visai. Vaikams padarysiu greitą ir nelabai sveiką variantą, bet jiem tikrai patiks, tai bus vafliai su šokoladu iš Lidlo. Tai jos tiesiog ant grotelių įorkite įmest. Kelios minutės ir viskas ir bus paruošta. Reikia pasižiūrėti, ar sirupo klevų dar turim. Bet va, vaikai valgys vaflius, čia man atrodo dar 4 turi būti. Jo, taip, po 2 vaflius. Šiaip atrodo, tai jie skaniai ir kvepia skaniai. Neragavau, bet turėtų būti skanus. O aš pabaigsiu vakar ar užvakar darytus makaronus su jautiena. Atrodo, tai turbūt ne kažką dabar, kai parodžiau čia šitą keptuvę. Pabaigsiu šituos, nes tiesiog niekas nebevalgo jų. Ir gaila išmest. Čia man bus pats tas šitą porciją, o Nojui kažkaip nėra apetito. Jisai tos njokius biški paragavo, gal kokius 4-5 suvalgė. Truputį ten to brokolio, bet nelabai jisai nori valgyti, tai svarbiausia, kad vandens gertų. Tai va dabar reikėjo gertuvę surasti ir vandens pilti. Faina muzika. Pašoka. Pašoka. Nebegroja? Nebegroja tavo muzika. Toks jis visas bedvasis, toks visas, dabar temperatūros nėra, bet toks visas matosi iš akių silpnas. Tai žodžiu, nekreipkite dėmesį į muzikytę, jeigu girdit. Paskutinis dalykas dėl to food balanso, dėl maisto prenumerato apskritai, nebūtinai to food balanso, nes dabar atrodo, kad aš ant to food balanso važiuoju, bet tiesiog mano atsiliepimas kaip klientas. Man atrodo vis tiek, kad čia yra, asmeninių skonių ir ten tų visų preferencų reikalas. Nes galbūt tikrai tiesiog mano skoniui neatitiko. Gal kitiems būtų kaip tik skanu ir ten viskas faina. Jeigu, tarkim, tikrai žiauriai nemėgstat gaminti ir, tarkim, ten, kaip mano viena Instagramo draugė, sako, mes irgi galvojame apie kažkokią tokią maisto prenumeratą, nes mes vis tiek tiesiog vien Voltą užsisakinėjom. Ir aišku, žiauriai brangu, įsivaizduokit, į dieną ten kaip minimum, jeigu tik pietus ten, tarkim, užsisakinėjai, tai į dieną kaip minimum kokie 15 eurų. Aišku, maisto prenumeratą užsisakinėjant, tai irgi ten gaunasi, 15 eurų į dieną, 14, 13, 20 eurų į dieną, kažkas tokio, bet tu tenai gauni ne tik vieną patiekalą, ten gauni daugiau. Pusryčiai, pietus, vakarienė ir 2 užkandžiai, tarkim, tai ten, man atrodo, 15 eurų, priklauso nuo to, kurią ten tą maisto prenumeratą užsisakinėjai. Bet tos porcijos žiauriai mažos, o kai užsisakai iš Volto, tai ten gauni jau normaliai. Išžiūvo mano šitas tonikas, kol čia šnekėjau su jumis. Tai aš kaip visada naudoju hialurono rūgštį Ordinary, tai šitą jau esu rodžius, nežinau, milijoną kartų.
Ir šį kartą užsitepsiu šitą naktinį serumą. Aišku, nu dar iki nakties tolokai, bet jau dabar savo tą vakarinę rutiną daraus, tai užsitepsiu šitą. Šitą buvau rodžius, bet nieko apie jį daugiau nekalbėjau, tik tai rodžiau, kad gavau. Irgi iš Yes Style. Tai, nu kaip, neturiu nieko blogo ir neturiu nieko gero pasakyti. Nėra taip, kad ten suteiktų kažkokį efektą, arba kažkokius būčiau pastebėjus odos pokyčius, ar kažką tenai. Fainai padrėkina, jis toksai pienelio konsistencijos, toksai baltas. Tai tikrai nėra jis čia kažkoks labai riebus ir panašiai, ir jisai greitai įsigeria į odą. Nu ir šiandien panaudosim kremą, ant kurio jūs sustovit. Tai dabar jau bus labai žemai. Va, dabar aš turėsiu pasidengti. Noriu šitą pagaliau pabaigti, nes, nu, žiauriai ilgai jau užtenka ir aš čia nežinau kiek laiko. Nu, bet dabar jau taip, nežinau, čia matysis, ant dugno yra likę, bet niekaip aš jau vis nepabaigiu. Čia dar kokiai savaitė yra likę realiai. Tai jis yra naktinis, man atrodo. Jo, čia retinolio yra viduj iš Nature Can, Naturecan, žodžiu. Su jais bendradarbiavau anksčiau. Ir šiaip fainas kremas, nieko blogo irgi negaliu pasakyti. Žinot, kaip būna. Jeigu geras kremas, tai kremas kaip kremas. Nebūna ten kažkokių stebuklingų efektų, ten oda atjaunėjo, bla bla bla. Drėkina arba nedrėkina. Tai šitas gerai, nėra jokių ten reakcijų ir panašiai. Vienas dalykas, tai kad jo yra stiprus kvapas, toksai žolelių, tai toksai močiutės pėdų kremo kvapas, galiu tai pasakyti. Tas tokios žolytas. Nežinau, ar mane girdit per šitą visą nojaus muziką, nes jisai čia apačioj su šitu savo aparatu stovi. Bet man tas kvapas kažkaip, nežinau, aš pripratau ir man jisai nieko nebetrukdo. Nu viskas, čia ir baigiu šitą vlogą, nes noriu užsimti USD kortelę ir pradėti redaguoti visus dalykus burgai, kuriuos esu nufilmavus su kamera. Ir taip pat pradėti redaguoti vlogą, nes noriu pasistengti šiandien suredaguoti ir galbūt šiandien arba rytoj įkelt. Tai va, tai nepamirškit prenumeruoti šito kanalo, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą dieną. Ate!